Mano patirtis prasidėjo prieš daug metų. Jau po 5 metų aš jau baigiau skaičiuoti iš tikrųjų. Buvo tokia situacija, kada pradėjau kurti tokius tipo vaizdelius, bet prasidėjo viskas nuo pačių plytelių. Buvo sudėtinga man asmeniškai, kadangi aš viską išmokau jau pats savo rankomis, teko viską pačiupinėti ir teko sugalvoti daugelis dalykų, kas šiuo metu atrodo gal net ir juokinga ir keista, bet iš tikrųjų, kai mokiniesi pats, tai būna labai sudėtinga ir sunku. Todėl mano kanalas, kurį dabar jūs žiūrėsit, tai yra toks dalykas, kad aš norėčiau jums papasakoti ir parodyti taip, kaip įmanoma visus šitus dalykus padaryti patiems ir kaip įmanoma paprasčiau ir lengviau, kad visas tas procesas būtų kiek įmanoma lengvesnis, nes yra tekę daug dalykų pamatyti ir susidurti, kad, tarkim, ateini prie kažkurios vietos, nežinai kaip pasidaryti, niekas tau nepapasakoja, neparodo. Todėl, jeigu tu esi pradedantysis arba nori kažkokį projektą įsigyvendinti, tai tiesiog pasidaro ganėtinai labai sudėtinga, nes tu nežinai, ką daryti. Bet kadangi atsižvelgiu į kelis aspektus ir panašiai, ką aš dabar parodysiu ir ten pasakoju, tai gali tekti labai paprastai suasmeninti arba tenai supaprastinti šitus dalykus į suprantamus savo ir galima tada lengvai pasidaryti darbus, nes asmeniškai teko pradėti prieš daug metų, kaip ir minėjau, tai pradėjau pačias plyteles dėlioti, kadangi nusipirkau pačius paprastesnius įrankius iš pradžių, mano tas patirties tobulėjimas buvo laipsninis, nebuvo iš karto tenais pradėtas, todėl teko daug išmokti pačiam, tobulintis įrangą, tobulintis įgūdžius, žiūrėti asmeninius dalykus, kurie tenais atkreipia dėmesį, ką reikia atkreipti dėmesį ir tenais kaip apdirbti visus pagrindus, kad jie būtų tvarkingi, švarūs ir gražus. Kas šiuo metu atrodo daugelį medijų, matom, kad įkeliamas vaizdo įrašas, įkeliama nuotrauka ir atrodo viskas tobulai, viskas gražu, bet taip iš tikrųjų nėra, nes kiek aš pats asmeniškai susiduriu, tai tenka būna ir pačiam pastebėti savo darbo tenais tam tikrus niuansus, kad tam tikrai tobulo dalyko arba darbo atlikti tiesiog visiškai fiziškai neįmanoma, nes skiriasi medžiagos, skiriasi jų kokybė ir panašiai. Tai tas medžiagas ir pats dar būna, kad nepamatai kažko tais. Tai būna jau atsiranda kažkokie tenais nemalonumai su savim, jeigu tenais pradedi žiūrėtis. Atitinka tau, tarkim, tavo darbas, tavo kokybė, tai viskas gerai, bet būna tenka susidurti, kad tikrai ta kokybė tenais prasilenkia. Tai asmeniškai daug kolegų yra tekę matyti, kad daro tam tikrus dalykus tikrai negerai, tai arba ten trūksta patirties, nes plytelės tokia niša yra ganėtinai siaura, tai jeigu tu statybose užsiiminėjai tik tais plytelėm, tai būna labai sunku, o mano atveju aš darau tik tais vien plyteles, todėl šitas dalykas jau ganėtinai mano išdirbtas yra, nuo matavimosi iki dėliojimo ir panašiai, ir išpjovimo ir apdirbimo tų kraštų, kurie jau bus matomose vietose, kad viskas atitiktų tam tikrus standartus, kad visiems žmonėms atitiktų normas. Todėl savo patirtį, kai pradėjau, kaip minėjau, senai ir tobulinausi visą šitą dalyką, tai yra tekę padaryti nemažai klaidų, taip, suklydau, tada turi pripažintas klaidas ir tobulėti toliau savo, nes jeigu nepripažįsti klaidų, tai jau gaunasi, kad tu nepripažįsti, ką ir tu padarai. Todėl negali tobulėti toliau kaip asmenybė, kaip specialistas tam tikros srities ir panašiai. O šito dalyko ten tobulinėsi savo įgūdžius, yra tekę išpjaustyti nemažai plytelių, kol išmoksti naudotis tais įrankiais, tai ta prasme, turi dirbti ne vien tik tai su savim, turi dirbti ir su įrankiais, turi iš juos išmokti naudotis ir panašiai. Todėl šitas dalykas reikalauja daug patirties ir panašiai. O jūsų atveju, jeigu kas žiūri mano kanalą ir tenais domisi šitais dalykais, niuansais, gali šiek tiek pasilengvinti savo gyvenimą, nes jau jie žinos tam tikrus aspektus, kas leidžia tenais, tarkim, atlikti geriau tą darbą, greičiau, sparčiau ir kokybiškiau, negu tenais reikėtų pačiam visko išmokti, nes pats sunkiausias būdas, kai reikia pačiam mokintis iš atitinkamų klaidų arba ten niuansų, kokius tenais reikia apdaryti, nes dažniausiai anksčiau būdavo sustoji prie tam tikro darbo ir ilgai galvoji, dėliojasi mintyse, kaip galima šitą darbą atlikti kaip įmanoma geriau.
nors iš tikrųjų nepavykdo, tai daug patirties reikalauja tenais įgūdžių, kol tu viską suvedi į bendrą ir tada gali naudotis optimaliau tais dalykais, kuriais išmokai ir panašiai pasitelkęs savo patirtį. Bet kai patirties nėra, tai tenka padaryti klaidų, tenka taisyti, tvarkyti, galvoti ir panašiai. Todėl šitas kanalas tiem žmonėm, kurie nori šitus dalykus apeiti, norėtų pasidaryti patys savo ir tvarkingai, tai jeigu jums patinka vaizdo įrašai, tai prašom spaust patinka, prenumeruokit kanalą, nes aš tada taip žinosiu, kad jums domina mano informacija ir tada galėsiu pasidalinti kuo įmanoma daugiau tos informacijos su jumis, kad visą tai pasiektumėm bendrų tikslų, jūs patirtį gausit, o aš žinosiu, kad jūs tai vertinat ir jums tai patinka.